Į neviltį varančios prekių ir paslaugų kainų lenktynės nesustoja. Aiškinsimės kodėl. Patys žmonės kaltini, žmonės perka. Durni ne visuomet viskas brangsta. Sveiki, darbo eteryje pradeda LNK žinios. Pirkėjai burnoja dėl labiausiai šiemet brangstančio pieno ir jo produktų, o turgaus pirkėjai burba dėl sodo ir daržo gėrybių kainų. Tačiau atsirado ženklų rodančių, kad nepaliaujamai kylančios kainos tampa nebeįkandamos pirkėjams. Todėl prekybininkai priversti jas mažinti. Kada produktai gali pradėti pigti, domėjosi Donatas Stundis. Pirkėjai skundžiasi, kainos kyla ir prekybos centruose ir turguje, tad dažnam tenka gerai paskaičiuoti, ką gali sau leisti. Vieni į augančias kainas žvelgia piktai, kiti su šypsena ir sako, kol mes pirksime, tol jos kils. Ir verslininkai, ir manau, šiaip patys žmonės kaltini, žmonės perka. Nebūtų paklausos ir nebūtų tokių kainų. Tai kodėl jūs perkat? Numuštumėt kainą gal? Nu nori, vaikai nori. Ne, perkam tiek, kol užtenka pinigų, tai perka. Viskas brangsta, durni ne visuomet viskas brangsta. O kas kaltas dėl to, kaip manot? Visi, kas vagi. Tik atlyginimą pakelia, minimalų padidina ir iš karto kainos, o kainos neadekvačiai kyla, aš galvoju. Dantim pakalini, pažiūri, nesakysiu toliau. Lietuviškų vaisių ir daržovių augintojai dėl kylančių kainų bėdą verčia orui. Permainingas oras mažina derlių, o kuo mažiau daržovių ar vaisių, tuo jie brangesni. Nesveikata, taip pat kaip žmogui. Kyla spaudimas, vieniem kitiem širdis skauda, taip pat ir augalam visiems, pomidoram ir agurkam, nesvarbu kas, ką beauginsim. Labai prasta. Jeigu ne grykiai, tai iš viso medaus mažai būtų. Tai grykiai dar bišķi padengia, ką ne, tai iš viso nieko nėra. O tai už kiek pernai pardavinėjot, kai geresnė vasara buvo ir už kiek šiemet parduodam? Praeitais metais pardavinėjom 5,50. Dabar 7 arba 6,50, jeigu daugiau perka. Jei daržininkų ir sodininkų produkcijos kaina kelia permainingi orai, kiti produktai brangsta ne dėl šiek tiek padidėjusios minimalios algos. Šį pusmetį labiausiai brango pienas ir jo produktai. 10% ir čia brango praktiškai visos pagrindinės pozicijos. Pienas, kefyras, sviestas, sūris. Tada kiaušiniai, čia mes fiksuojame 11%. Pieno mėgėjams specialistai nieko gero pasakyti negali. Prognozuojama, kad pienas ir jo produktai brangs ir toliau. Auga supirkimo kainos pieno, žaliavinio pieno, tačiau nereiktų užmiršti kito dalyko, kad per paskutinius kelis metus minimalus darbo užmokestis rinkoje išaugo maždaug apie 20% ir aišku, tas irgi turi įtakos. Bet ne visos žinios blogos. Jau pastebima ženklų, kad pernelyg išsipūtusios kainos baido pirkėjus, tad prekybininkai po truputį ima jas mažinti. Dažniausiai tai daroma skelbiant įvairias akcijas. Pastebima, kad taip vyksta su šokoladu, kava, arbatomis, sulčių gėrimais, iš dalies ir su alkoholiu. Tam tikros prekių grupės pabrangusios pradėjo pykti. Tai turbūt susijęs su to, kad pakilusios kainos, su pakilusiam kainom produktus parduoti vis sunkiau ir dėl to prekybininkai bei gamintojai pradeda koreguoti savo kainodarą bei mažinti tas kainas. Kol kas pinga tik aliejus ir degalai. Cukraus, kruopų, makaronų ir žuvies produktų kainos laikosi stabiliai ir nei kyla, nei krinta. Donatas Stundis, Remigijus Pakėnas, Vilnius.